Labą dieną, kur mano skaidrės? Taip. Ir jos ką? O. Šita muzikėlė turėjo lydėti mano įėjimą, bet kaip visada atsiranda kokį nors techninio sklandumų, todėl mes ją imsim ir išjungsim. Štai, pagaliau. Taip, tai kaip sakė, taip aš esu Justinas Žilinskas, dėstytojauju Mykolo Romerio universitete ir tiesą sakant, labai džiaugiuosi būdamas čia, Studfeste, labai smagu jūs visus matyti ir jūs galite visi savo pirmiausia pasiploti. Bravo. Ir žinokit, iš karto turiu problemą. Mano pirmas kalbėjimas turėjo būti apie tai, kaip man čia baisu. Baisu, kadangi aš jūsų nematau, kadangi režisierė pasakė neiti į sceną su auskarais, tai man jos reikėjo staigiai išsisekti. Žodžiu, bet viskas sugriuva. Aš jūs matau, baimės nebeliko, kad manęs neišgirs, garsistai dirba gerai, reiškia viskas tvarkoj ir aš norėjau skųstis, kad su studentais aš bendrauju paprastai akis į akį, štai kaip merginos, kur sėdi pirmoje eilėje. Bet tai dabar visi tie skundai atkrito, bet vis tiek reikia pradėti nuo kažkokio bajeriuko, ar ne, kad taip iki pertraukos būtų smagiau. Tai va, tai gal tai padarysim. Vieną kartą mano, nežinau kaip čia pasakyti, draugas, su kuriuo santykiai komplikuoti, jums turbūt visiems žinomas Andrius Užkalnis parašė taip, kad, sako, Justinai, prie šito mano komentaro laiką paspaus daugiau žmonių, negu kada nors ateis į tavo dainuojamosios poezijos koncertą. Tai vat po šito pasirodymo aš galėsiu jam pasakyti, Andriau, tau neparašys daugiau komentarų žmonių, negu buvo čia, Siemense. Taigi, dar kartą sveiki. O dabar pabandome, taip, apie matymą jau šnekėjau, apie teisininkus, apie tai, kad teisininkai kalba ne tik verbaliai, bet ir neverbaliai. Tai yra, aš čia truputėlį pasimalsiu po tą sceną, nes vietoj sustingus, jeigu stovėsi, tai va taip pradėsi drebėti kojos. Žinokit, kalbėti dideliai auditorijai nėra taip labai, kaip čia pasakyti, saugu. Tai va, bet pradėkim apie esmę. Tema jau pasikeitė, ar ne, tai turėjo būti teisė visiems, vadinasi, reikia grįžti prie temos. Gal pradėkime nuo to, kad teisė apskritai yra labai žmogiškas dalykas. Sutinkate? Tai yra santykis tarp žmonių. Ne tarp žmogaus ir kompiuterio, nors kompiuteris irgi dažnai būna geriausias mūsų draugas arba priešas, jeigu kažkas neveikia, ar ne, mes jį baram, tapšnojam, kartais keikiam labai negražiai, bet vis dėlto teisė tai yra santykis tarp žmonių, iš kūno, kraujo, prakaito, šlapimo, emocijų, viso kito. Ir pati teisė yra labai žmogiškas dalykas. Sutinkat? Nu, turbūt sutinkat. Ir dabar va štai, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose sako, yra žmogus, kuris parašė kompiuterį programą, kuri parengė dokumentus, kad galėtų automobilio baudas tiesiog ginčyti teisme. Viskas gerai, bet tai klausimas, ar tai yra jau pirmas žingsnis į kompiuterinę teisę ir ar ateina teisininkai robotai, ar kažkas kito. Apie teisininkus robotus dar 1983 metais, jeigu neklystų, dainavo tokia grupė Electric Light Orchestra. Ar yra čia ją žinančių? Yra, va, puiku. Tai paklausykit, ką jie dainavo. Trupučiuką. Supratau, na, turbūt nelabai išgirdote, bet jie ten taip sakė. 10 euro technicians were today sentenced by the justice computer to be banished for life to the prison satellite Penal 1. Taip, ten buvo Penal 1. Tai įsivaizduokit, 10 euro technikų, kas yra eurotechnikai, neklauskit, nežinau, buvo uždaryti kalėjime palydovę, satelitę Penal 1, tai yra baudžiamasis vienas. Taigi, na, žinot, aš gal ir senamadiškas, bet man atrodo, kad vis dėlto, na, ta robotinė teisė, vargu ar jinai tokia jau kokia gera, nes, na, robotai tai yra nežmonės. Nežmonės, deivai, tai yra nežmonės. Kita vertus, mes iš teisės visada tikimės objektyvumo. Visi galvojam, kad, na taip, tarkim, teisė yra objektyvu, čia būtinai įstatymas vienodas visiems, visi turi tas pačias teises ir pareigas, susirašo ant popieriaus
Pykstame, jeigu bando atsieti teisę nuo objektyvumo, emocijų, jausmų. Ir, pavyzdžiui, vokiečiai čia labai garsus. Jų kodeksai va tokio storio, į bet kokį klausimą jie tau visada turės atsakymą. Tarkim, bet geriau pagalvojus, ar jūs norėtumėt, kad jūs teistų teisėjas robotas? Ir čia panašiai kaip su paskutinės dienos teismu, ar ne? Jeigu jisai kada nors įvyks, sėdės Dievas tėvas, jo sūnus dešinėje, paims mūsų darbus, sudės ant svarstyklių, pasvers. O dabar, o mes nenorėtume, tarkim, štai, kad tas robotas ar tas Dievas tėvas atsižvelgtų į tokį dalyką, kad kai padarėm nuodėmę, buvome persimokę, tarkim, buvome išsekę nuo darbų ar dar kažko kito. Ir netgi štai paskutiniam Jameso Bondo filme Spektras, kiek matėt? Matė? Nu va, matėt, puiku. Buvo toksai vienas labai geras momentas, kai tas naujasis žvalgybos vadas sako, nereikia man tų agentų, nereikia tų 007, 6, 5, 4, sako, aš turiu dronus. Ir jam agentas sako, bet leidimą žudyti taip pat apima ir leidimą nepaspausti gaiduko. Iš esmės, priimti vėlgi žmogišką sprendimą. Tai irgi labai teisinis dalykas. Kita vertus, pavyzdžiui, amerikiečiai turi tokią realistinę teisės mokyklą, kuri iš esmės teisę, sumenkina iki nervinių signalų, iki netgi taip, ką, pavyzdžiui, teisėjas valgė ir virškino. Jeigu teisėjas valgė gerai, maloniai, jeigu jis virškino irgi gerai, tai tada kaltinamajam bus visai neblogai, o štai jeigu teisėjų skrandis sustojo, teisėjas pasidarė piktas, kaltinamajam gali būti ir nekas. Tai va, tai teisė iš tiesų yra labai labai žmogiška. Ir pagalvokite patys, kada pirmą kartą pajutote teisės poreikį. Paimkite va tokį pavyzdį, saldainis, taip? Kada kažkada jum teta, dėdė, sesuo padovanojo saldainį. Ir atėjo vyresnis brolis, kiemo koks nors bandičiukas ar dar kas nors, ir tą saldainį paėmė iš jūsų. Taigi buvo žiauriai, žiauriai blogai, taip, užplūdo baisus neteisingumo jausmas, kad nėra teisybė šiam pasaulyje. Ir visi šiam pasaulyje nori būti teisūs. Net ir patys didžiausi nusikaltėliai, kuriuos be paimtume, Pablo Escobar ar Vladimirą Putiną, jie vis tiek nori jaustis teisūs. Teisė yra labai mūsų prigimtyje, kas neteisinga mes tuoj pat nustatom. Tai yra mums įgimta ir nėra visuomenės be teisės ir taip pat nėra žmogaus be teisingumo jausmo. Dabar pažiūrėkime į patį žodį teisė. Pasižiūrėkite, atsiprašau, žodis ne tas. Bet žinot, yra lotyniškas posakis nomen est omen. Suprantate, žinot, kas tai yra? Ne? Gerai, išversiu. Vardas yra ženklas. Taip, gal šitą bernioką pažįstate. Momentas toksai, žiūrėkit, paimam teisę, sukeičiam dvi raidės vietom. Ką randam? Tiesė. Kas yra tiesė? Kiek atsimenu, tiesi linija išvesta per 2 taškus. Taip? Ačiū mano geografijos mokytojai. Prašom jai paplot. Tai yra geometrijos, atsiprašau. Gerai, dabar taip, vadinasi tiesė. Po tiesės yra tiesa. Po tiesos yra tiesumas, taip? Ir kodėl lietuviai teisę sieja su tiesumu? Aš spėju dėl to, kad mes esame civilizacija iš miškų. O koks medis yra geras? Tas, kuris yra tiesus. Nes iš tiesaus medžio išpjausi lentas, dar kažką padarysi, o iš kreivo nei tų strėlių ar ten kažko tau reikia pasigaminsi. Tai va, tai lietuviam teisė yra tiesu. Bet, vėlgi, kas labai yra įdomu, tiesa tiesiai kiek čia galima, kad, pavyzdžiui, kitose kalbose teisė siejasi su dešinė. Ir čia nėra kokia nors politinė reklama, aš apskritai negaliu jokios reklamos sakyti, už ką balsuoti ir panašiai, bet jūs galvokit, bet pavyzdžiui, rusiškai teisė yra prava. Kas moka rusiškai, žino, kad tai yra dešinė. Taip, angliškai tai yra right, arba irgi dešinė. Prancūziškai tai yra droit, irgi dešinė. Taip, kodėl? Neturiu žalio supratimo. Matot, vėl, lietuvis tai jam vis medis, žalia ir panašiai. Bet kodėl spėjau, kad dėl to, kad dauguma iš mūsų yra dešiniarankiai, kairiarankiai galite pakelti rankas? O, paplokim kairiarankiam.
Bet yra tas momentas, kad su kairiarankių yra nedaug, dėl to jie kaip ir truputėlį ten kažkur į šoną. Bet tos senose visuomenėse. Toliau, žodis įstatymas. Vėlgi pažiūrėkit, tai kas čia kam ką įstatė, jūs man pasakykit. Apskritai, kodėl čia statyba? Kadaise buvo tokia komanda Vilniaus statyba, na, jos nebėra. Žinot, aš galvoju dėl to, kad teisė yra tam tikras mūsų visuomenės cementas, tam tikras mūsų visuomenės, na, nežinau, surišimo variantas. Ir teisininkai yra to cemento tokie, žinot, klojėjai. Vat kaip išvažiuoja į Norvegiją teisininkas ir stato kam nors namą. Kam to reikia? Dar graikai pasaulyje sakė, kad yra chaosas, taip? Chaosas ten, kur visokios nesąmonės dedasi, ačiū rašoma su nosinė, paskui Brauno dalelių judėjimas, beprotiška gyvenimo skuba ir taip toliau, ir yra kosmosas, kur viskas yra tvarkinga, gerai, gražu, saulė teka iš rytų ir vakarų ir taip toliau, planetos juda aiškiai. Na ir kur norėtumėt gyventi, chaose ar kosmose? Štai pavyzdžiui, vienas veikėjas yra pasakęs, chaosas tai yra kopėčios. Pažįstat šitą veikėją? Yeah, Game of Thrones, taip. Tai va, bet, na, kiek mes norime gyventi tokiame pasaulyje? Mums visgi reikia nuspėjamumo, reikia, kad žinotume, kas bus rytoj, kas bus šiandien, kad šiandien čia mašinos negalima parkuoti ir rytoj bus negalima, ir poryt bus negalima, kol, tarkim, nepasikeis meras ir nepakeis apmokėjimo zonų ar kažką panašaus. Taigi, mums reikia to Captain Obvious, nes mes jau tokie padarai esame, mums yra blogai, jeigu mes net žinome susitarimo, kaip mums gyventi. Ir štai pavyzdžiui, prieš 2 dienas kalbėjau su taksistu Niujorke, jisai yra uzbekas iš Taškento. Jisai man pasakojo tokią istoriją, kad sako, čia Niujorke, žinok, yra baisu. Jeigu tu apsuki keleivį, tave iš karto grūda į teismą, tu moki baisius pinigus ir taip toliau. Nu, žodžiu, košmaras visiškas. Tas žmogus net nesupranta, kad tiesiog yra toks susitarimas, kad sukčiauti yra blogai, ir kad iš kur mes bekildintume teisę, visą laiką eina kalba ne apie baisumą, ne apie tai, kas blogai, bet apie tai, kad mums reikia kosmoso, mums reikia aiškiai nubrėžtų ribų, kitaip labai labai sunku žmonijai susitarti. Kai gerai ribos nubrėžtos, tada mes turime teisinę valstybę. Ir teisinė valstybė ne šiaip yra valstybė paremta įstatymų. Įstatymų galima prirašyti visokių, tokių kaip Šiaurės Korejoje, tokių kaip prirašyta Rusijoje ir panašiai daug kur. Bet iš esmės yra, kad tai yra teisės viešpatavimas turi būti. Ką tai reiškia? Vėlgi, prieš įstatymą visi lygus, visi nekalti, kol to neįrodė teismas. Na ir viską nusprendžia teisininkai. Aha, nu, nesureagavo, tai nesureagavo. Aš norėjau pasakyti, kad teisininkai nenusprendžia. Teisininkai yra tokie patys visuomenės sraigteliai, kaip ir visi kiti. Vyndariai, filosofai, aktoriai ar dar kažkas. Taigi, dabar, kas nesupranta teisės viešpatavimo, tiem kyla vėlgi tokių keistų klausimų. Tie patys amerikiečiai sako, kai jiem papasakojo, kaip čia buvo žmonės tremiami, jie klausė, kodėl jūs nekvietėte teisininko. Žmogus užaugęs normalioje valstybėje, jis nesupranta, jis net nesupranta, kad yra dalykai, kai reikia kviesti teisininką, bet yra, kad teisė neišgelbsti, kai teisė yra sugadinta, kai teisė kūrė ne bendruomenė, teisė kūrė, dabar mane čia nuneš, kad tik sėkmingos visuomenės sukūrė gerą teisę. Ir apskritai, vakarų civilizacija ant ko stovi? Graikų filosofijos, Platonas, Aristotelis, Liutauras Degėsys, žydų monoteizmo, tai yra vienas dievas tėvas, na, tebūnie jisai būna, ir romėnų teisės. Ir jums galbūt nieko nesakys tokie vardai kaip Justinianas ar Ulpijanas, bet šitie vyrai yra garsus, jie ieškojo teisės ir jie ją surado. Todėl teisę reikia domėtis, teisę reikia ginti ir nereikia leisti paimti teisės visokiem ten diktatoriam, blogiem žmonėm, valdininkam, o tam teisę reikia pažinti. Ir per daug teisininkų, juolab gerų teisininkų, per daug tikrai nebūna. Ir štai, jei bus geriau, jeigu negyvensite baimėje ir mokysitės pažinti teisę.
Čia aš dar galėčiau pripasakoti, kad teisė visur veikia. Kai vairuoji, kelių eismo taisyklės, kai valgai, maisto produktų apsauga, kai sportuoji, dopingas, kai gyveni pagaliau, dokumentas teisė, leidimas namui statyti teisė, mano laikas bėga, bankas teisė, laikas teisė, bet mane tuo teisėtai numes nuo scenos. Nuo teisės nepabėgsi, teisė kaip oras, jinai yra visur, jūs kvėpuojate teise, jūs įeidami į šitą areną nežinia, kiek padarė teisinių veiksmų. Štai dėl to teisę verta pažinti. Kur galite pažinti? Teisme galite pažinti. Visi teismų posėdžiai vieši išskyrus tuos, kurie yra slapti, bet slaptų yra nedaug ir jie yra su pagrindu, kai reikia kažką apsaugoti. Galite ateiti į literatūrinį teismą, kaip tik kitą savaitę darom, teisime Žemaitės Marti veikėjus. Žinote tokį siaubo apsakymą, Žemaitės Marti? Žino, tai va, tai mes tuos veikėjus nuteisim. Jeigu mėgstate protmušius, esat gudrus, kviečiu užsukti į teisę kiekvienam. Lietuvos teisinių žinių olimpiada. Ateinate, pasprendžiate klausimėlius, daug visko sužinote, tikrai labai smagu. Kas rimtai nusiteikęs, tegul skaito. Dabar reikia ištarti visi kartu lėtai, gerai? Konstitucija. Valio, jūs galite būti Seimo pirmininkais. Taip pat verta perskaityti Europos žmogaus teisų ir laisvių apsaugos konvenciją, nes jūs turite ir tarptautinės teisės, ne tik vietinės, taip sakant, mūsų. Jeigu taip domitės, ateikite į Jaunojo teisininko akademiją. Ten sužinosite, pavyzdžiui, kam priklauso pabėgusios bitės. Kodėl girtumas yra aplinkybė sunkinanti, o nelengvinanti aplinkybė ir visokių kitų įdomių dalykų. Pavyzdžiui, ar komercinė teisė yra ta, kuri parduodama, ar ta, kuri padeda parduoti. Na ir pagaliau studijuoti, ateikit studijuoti. Aišku, nesakau, kad bus lengva, studijuoti yra nelengva. Jeigu studijuosit, akis lips iš orbitų dėl tų visų kodeksų, krūvos ir visų kitų dalykų. Bet ojojojoj, pasižiūrėkit, štai šitam trumpam pasirodymui štai, kiek aš prisirašiau apie teisę. Ir taip, dabar, kaip sakiau, negalima į teisę žiūrėti ant durniaus, nes liksi durniaus vietoje. Štai kokia yra ta teisė. Ir pabaigai labai trumpas bajeriukas. Kiek reikia teisininkų, kad įsuktų elektros lemputę? Vieno, teisingai, nes teisininkai nėra durniai, jie moka įsukti elektros lemputę. O jeigu kalbėti apie teisininkus kitokius, labai gudrius, ateina du teisininkai į barą, atsineša savo sumuštinius ir valgo, pribėga padavėja. Ei, čia negalima savo sumuštinių valgyti. Teisininkai apsikeičia sumuštiniais ir valgo toliau. Štai kokia galinga ta teisė, bet nepiknaudžiaukite teise ir visko jums geriausio. Ir tegul teisė jūs supa, ir tegul būna teisė kiekvienam. Nedaryti. Teisininkai, na kur? Ačiū. Wow, Justinas Žilinskas, intensyvų, greit ir su bairiais. Dar kartą garsiau paplojam. Bet aš žinau, jūs ne tik, galima sakyti, intensyvioj, greitoj, įdomioj teisėje specializuojatės, taip pat labai svarbioj kaip karo nusikaltimų, ar ne? Taip. Ir sakykit, prašau, ar pas mus Lietuvoje gali būti grėsia, ar vyksta, ar kada nors tokie nutikę yra? Pas mus Lietuvoje yra nutikę nuo 41 iki 53 daug. Žodžiu, o ir dabar, kai mūsų kariai būna tarptautinėse misijose, gali nutikti, kad ir jie gali kažką blogo padaryti. Čia toks neišvengiamas dalykas. Bet dėl to Lietuvoje mes galime būti ramus. Tik tai kažkur kitur iškeliavę gali padaryti tokius nusikaltimus, kuriuos jūs tyrėt. Nu, tikėkime, kad Lietuvoje karo nebus. Taip? Nebus? Nebus. Mes jau aptarėm tai. Ačiū Jums labai dar kartą. Prašom. Aukštas penketas.